Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Per pastaruosius metus nufilmavau kiek daugiau nei 400 video, bet aš jums prisipažinsiu. Pats mėgstamiausias formatas tai yra profesijos transformacija. Ir šiandien su nekantrumu pranešu, kad vėl turiu galimybę susikeisti su kitų vadovų vietomis ir išbandyti visai kitą verslą. Tai ką, šokam, lekiam į Trans.eu vadovo kėdę. Aš iš tikrųjų tai šiek tiek jaudinuosi, nes Trans.eu birža tai man asocijuojasi su mano, kaip čia, ekspeditoriaus karjeros pradžia. Tai aš visokiais būdais ieškojau, kaip surasti tuos vežėjus, kaip surasti juos pigesnius, kaip surasti juos patikimesnius. Ir Trans.eu tai buvo čia siekiamybė, nes pas mus Lietuvoje buvo anksčiau Cargo LT, o į Trans.eu, kad patekti, tai reikėjo iš tikrųjų su daug lenkų sukontaktuoti, tada lenkų kalba nebuvo mano tokia gera. Tai man įdomu iš vidaus pamatyti, kaip tas mechanizmas veikia. Ką aš manau, kad jiem galiu labai daug duoti, nes mūsų klientas yra tas pats, tai yra vežėjas, tai yra ekspeditorius. Aš manau, kad aš kaip vadovas turiu labai daug tos vadovavimo patirties, į kur reikia atkreipti dėmesį, kokius duomenys reikia pamatyti, ką reikia sekti. Aš netgi vežuosi jiem pasiruošęs ataskaitą, kad dabar reikėtų koncentruotis į ilgalaikius kontraktus ir į tuos, kurie turi ilgalaikius kontraktus, o ne į spotinę rinką, ką anksčiau Trans.eu labai populiarino ir buvo jų arkliukas. Labą dieną. Pats brangiausias pastinka. Sveikas. Labas. Malonu matyti. Na ką, užeik. Kolektyvas pas mus yra draugiškas, tai vat kaip tik pasimatysi su juo, susipažinsi, parodysi savo įgūdžius, kokius turi ir galėsim apsikeisti šiek tiek žiniomis ir savo patirtimis. Prašau, aprodysiu tau kaip tik visą tą ofisą. Aš visą laiką Trans.eu mačiau iš kitos pusės, ar ne? Visą laiką ten ieškojau krovinių, visą laiką talpinau savo vilkikus, laisvus, kai ieškojau krovinio. Dabar aš matau iš čia, iš vidaus. Visą laiką Trans.eu žmonės buvo patys įkyriausi ir daugiausiai skambino. Dabar tas pats išliko? Aišku, tai aišku. Kiekvieną dieną mes iš tikrųjų mokinamės, kaip nebūti įkyriam, bet tikrai produktyviam. Tai koks šiandien planas? Ką šiandien darysim? Na ką, planas iš tikrųjų nėra sudėtingas, manau, tau, kadangi esi pats įmonės ir vadovas ir daug dirbi ir su pardavimais ir ne tik, nes, na, vis tiek pinigai ateina iš kur iš pardavimų. Tai va, tai... Neužkalbėk man čia dančią to įmuš. Tai iš tikrųjų, na, mes pradėsime tikriausiai nuo to, kad susipažinsi su komanda. 1-0. Nu ką, manai, laikas jiems pasakyti? Žiūrėk. Žiūrėk, manau, tu susitvarkysi tikrai. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien aš jūsų būsiu bosu. Wow. Kodėl? Dėl to, kad reikia rezultatų, reikia pristatyti klientam privačių... Tai apie privačią biržą bosai. Privačią biržą. Jo, reikia dar, žinai, man kaip sakant, reikia dar užsirašyti pačius. Bet iš tikrųjų, jo, šiandien mes koncentruosimės į privačią krovinių biržą ir pasakysim klientam, kodėl mes geriausia, kodėl jinai geriausia ir kodėl jiem visiems jos reikia. Ką, pasiruošę? Važiuojam? Aš kolektyviai jūs labai noriu pakviesti trumpam tokiam apsitarimui, motyvacijai, nusteikimui. Aš ne viską žinau, jūs žino daug. Susirinkam ir apsitarkim. Žinau, kaip kolektyvas vengia visokių susirinkimų, minčių dalinimos ir taip toliau, tai aš visus tuoj pat surinksiu, sukviesiu, kad tik tai, kaip sakant, visus nusimotyvuoti, visus nusikreipti ir padaryti. Dėl to reikia apieškoti visus įdėmiai kabinetus. Čia matau nieko nėra. Kadangi jau 4 metus vadovauju Transporto inovacijų asociacijai, jums labai pasisekė, nes turiu vidinių duomenų. Ką noriu atkreipti dėmesį ir kas, manau, svarbu
prognozuojant, planuojant mūsų pardavimus, tai yra tai, kad aiškiai matosi, kad 2023 metų trečią ketvirtį pradėjo kristi spotinės rinkos kainos. Ir iš to pačio grafiko mes visi aiškiai matom, kad pradėjo kilti kontraktiniai. Kaip mes galėtumėm savo privačių krovinių biržą pritaikyti ir išnaudoti šitus rinkos pasikeitimus? Turiu idėją, Jurgi, puikus laikas, metas iš tikrųjų automatizuoti rankinę komunikaciją mūsų klientams, efektyviai išnaudoti vežėjų bazę, nes kas yra svarbiausiai dirbant su kontraktais, saugumas, patikimumas ir, žinoma, greitis. Taip, tai ir jie turės galimybę vienoje erdvėje pasiekti visus savo patikimus vežėjus. Rankinis darbas brangus. Duokim tai padaryti mūsų IT sprendimui. Good. Galim tai daryti taip, kaip ir visada dažniausiai lengviausias pasiekiamumo būdas. Tai telefonu, bet turime taip pat galimybės dalyvauti transporto inovacijų forumuose. Galim pristatyti mūsų produktą, galim surengti konferencijas mūsų klientam, kur galim gyvai bendrauti. Nu va, įsivažiuojam. Nu, dar idėjų. Kadangi aš esu dar naujokė šitoje įmonėje, bet supratau vieną dalyką. Dauguma bijo pradėti pirmą žingsnį, būtent įsigyti mūsų privačią biržą, galvodami, o gal man nepasiseks, o gal aš įkišiu pinigus ten, kur reikia. O iš tikrųjų reikia tiesiog imti ir daryti, nes kai pradedi daryti ir ten daug laiko skiri, tai iš tikrųjų visą laiką rezultatas yra tikrai po 2 mėnesių jau matosi, netgi po mėnesio. O jeigu dar daugiau, tai tikrai įmonė gali užaugti su šitą privačią biržą. Va, idėjas. Ir aš naujokas, duok 5. Nu, ir dabar iš buhalterijos. Patariame irgi investuoti, nelaikyti savo pinigų vienoje vietoje, reikia, kad pinigai dirbtų, tai investuokite į inovacijas. Sugalvojo gerą idėją, iš tikrųjų, matau, Aleksandra gerai pasisakė, šitą reikės panaudoti idėją, manau, kad ateičiai Jurgis gerai čia iškėlė šitas mums idėjas. Klausyk, Denisai, kažkaip man su tos komandos neišeina mane sulipdyti. Gal tu turi kokių patarimų, norisi kažkaip įsitraukimo didesnį. Tai gal kokį pravest teambuildingą galvoju, būtų gal visai nieko, kaip tu galvoji? Pas jūs praktikoje tokie dalykai yra naudojami, ar ne? Mes stengiamės, žinai, vis tiek, bet nedažnai. Turi idėjų kokių? Jo, aš turiu, nes komanda irgi kažką panašaus naudojam, tai aš manau, kad čia turėtų visai gerai suveikti. Super. Ačiū. Super. Kolektyvas, aš kai ką sugalvoju. Bet prieš tai labai noriu, kad smegenim paduotumėm deguonies ir pažaistumėm vieną žaidimą. O tam, kad galėtumėm žaisti, mums reikia pasidalinti komandą. O kad komandom galėtumėm pasidalinti, siūlau įsivardinti pagrindinės savo paslaugas ir taip priminsit ir man, ir kitiem, ką mes čiagi pardavinėjom. Davai, Aleksandra, pradėkim. Privati birža, vežėjo automatinis patikrinimas, Verslo ataskaitos, privati birža, automatinis vežėjo patikrinimas, verslo ataskaitos. Viskas. Žiūrėkit, turim puikias komandas. 3 komandas, dabar pasiskirstam, susirandam, kas yra privati birža, kas yra automatinis vežėjų patikrinimas ir kas yra ataskaitos. Dabar mums reikia sužaisti žaidimus, kurie mums padės geriau pažinti savo stipriasias pusės, geriau pasiekti užsibrėžtų savo tikslų ir aišku, gal pažinti konkurentą ar savo draugą iš kitos, iš stipriosios ar silpnosios pusės. Komandai numeris 1, kurios pavadinimas yra privati birža, aš skiriu užduotį. Per minutę laiko surinkti kuo daugiau asmenukių, bet ne bet kokių, o kad jos būtų visos su šypsena. Jeigu asmenukė padaryta, bet jo šypsenos nėra, reiškia mes jos neužskaitom. Komandai numeris 2, kurios pavadinimas yra verslo ataskaitos, tenka užduotis surinkti kuo daugiau anketų užpildyto. Anketos ne šiaip kokios, nenorės žmonės pildyti, dėl to reikės juos įkalbinėti, išaiškinti, dėl ko jam tai verkia, praktiškai taip, kaip mūsų darbe. Komandai numeris 3, kurios pavadinimas yra vežėjo automatinis patikrinimas,
užduotis, nei sunki, nei lengva, surinkti kuo daugiau svetimų daiktų. Kokiais būdais, ar įkalbinėjimu, ar dėrybų, čia jau klausimas toks, bet už kiekvieną daiktą bus skiriamas 1 taškas. Tai ką, pirmin? Prizai tikrai bus patys didžiausi. Nu ir sveikinu nugalėtoją. Ačiū. Tai komanda. Privačią biržą. Jo, sveikinu. Tai prašom puodelis ir po Trans.eu dovanėlės. Gera idėja, iš tikrųjų, teambuildingą padaryti, pakurti šiek tiek mūsų komandą. Neblogai, iš tikrųjų, man gavosi šitas visas teambuildingas, pajudėjo šiek tiek, matau, kad atsigavo. Na, smagu. Reikės visą tai peržiūrėti ne vieną kartą ir galbūt ateityje panaudoti. Sveiki. Taip, matau. Taip, gerai. Sutarta. Aleksandra, galiu trukdyti? Taip, žinoma. Turiu idėją. Aišku, šią tenai girdėjau per mūsų susirinkimą. Nuskambėjo ir man pasirodė, kad tai tikrai verta apmastyti. Jeigu mes organizuotumėm renginį, kurio metu pristatytumėm dideliai masiai ekspeditorių mūsų produktus. Ką tu manai? Idėja. Tikrai reikia. Padarytum? Žinoma. Kiek maždaug užtruktų tau? Savaitę laisvai. Darom. Mano, kiek žmonių? Ak, tu savo, kiek jau susirinko. Okei, einam dirbti. Vėluoti į savo renginį yra pati didžiausia nuodėmė arba klaida, nes čia yra puikia galimybė susipažinti, paspausti ranką, nes tie žmonės, kuriuos čia sukviečiu, aš jų pusę nepažįstu, tiesiog kalbėjau telefonu, kalbėjo Trans.eu vadybininkai telefonu, ar ne, tai čia buvo puikia galimybė susipažinti ir aš tą galimybę pramisinau, tai dabar stengiuosi atsipirkti, nes pusė ant pusės jau susirinkusiu, tai tikiuosi, kad su jais man pavyks užmėgsti kuo geriausią kontaktą, nes vardą prisimeni, kuo užsiima prisimeni, o paskui gali jau čia kažkaip tai bandyti ir tą platformą pardavinėti. Labas vakaras, į Trans.eu renginį. Ja. Tai leiskit, aš jums striukę pakabinsiu. Jurgis mano vardas, bet aš nedirbu Trans.eu, bet man patinka tiesiog. Supratau. Jūs vežėjas? Taip. Ekspeditorius? Ir vieni, ir kiti. Jau dabar ir vieni, ir kiti. Į Angliją važiuojat? Taip. O, kaip gerai. Tai vieną aš jums parduosiu. Kolegom. Aš su lenkais būtent. Jo. Aš galiu irgi lenkiškai pakalbėti, jeigu reikia, bet... Aš Bunasto savininkas esu ir labai ieškau. Bunasta tokia yra įmonė. Specializuota, mes esame muitinės tarpininkų įmonė. Labai girdėta, gal net esame ir bendravę. Viskas? Kabinu. Tai žiūrėkit, dabar jums ten reikia praeiti pas Svetlaną, jinai mergaitė su baltu. Jums duos tą vardinę kortelę ir... Labas vakaras visi, noriu pakalbėti apie skaitmenizaciją. Apie ją aš kalbu daug, visur, o svarbiausia, kad kalbu apie transporto ir logistikos sektorių. Tai visi mes žinom, kad mes privalom skaitmenizuotis, skaitmenizacija duoda mums skaidrumo, skaitmenizacija duoda mums efektyvumo. Mano manimu, jeigu mes suvestumėm savo duomenis į vieną platformą, mes tikrai matytumėm, kokie veiksmai yra atliekami, prie tų veiksmų galėtumėm pritaikyti dirbtinį intelektą vėliau, o dar geriau, kad tai padaro už mus. Šiuo atveju padaro už mus Trans.eu. Iš tikrųjų labai smagu, kai kiti daro, nes IT specialistų trūksta. Iš tikrųjų žmonių mūsų kompanijose, kurie galėtų sudėlioti tuos procesus, tikrai trūksta. Tai aš tikrai rekomenduoju pasirinkti tai, kas jau yra sukurta. Taip, na ką, gerai matau. Tikrai gera idėja iš tikrųjų su šitą konferenciją. Tikrai puikiai surengė.
Oho! Sveikas, sveikas. Kaip sakant, welcome, welcome. Na, smagu, ką, pradėkim. Pradėkim. Ką jau šiandien paruošęs, man jau įdomu labai. Pirmiausia, eisim nuo virtuvės, daug reikia indų suplauti. Ne, juokauju, pardavimai. Mums svarbiausia yra pardavimai. Mes tik tai atsikraustėm, tai visas mūsų užkabėlės, matai, va, viskas yra ant popieriukų. Sveiki visi. Pardavimai. Sveiki. Na ką, iš tikrųjų reikėtų jau imtis pardavimų, todėl aš manau, aišku, visą laiką gyvas bendravimas su klientais yra daug efektyvesnis, tačiau šiandien pamėginsiu paskambinėti klientams ir, aišku, parduoti paslaugas Bunastos. Ir tikiuosi, pardavimai tikrai kils į viršų. Tai ką, palinkėkit man sėkmės. Taip, labą dieną. Čia skambina jums Denisas iš Bunastos. Na, tikriausiai nepažįstat, tačiau tikrai esame dirbę kažkada anksčiau. Kainuoja tikrai nedaug, tikrai priimtina kainą, sutarsim ir aš manau tikrai galėsim sėkmingai dirbti. Aha. Išsiųsti. Aha. Gerai, paruošim tikrai. Gerai. Na ką, skambutis ir pardavimas tikiuosi bus. Na, jau gera pradžia. Aišku, ne viskas taip greitai, reikia padirbėti daugiau, nes taip su vienu nepraeisi. Važiuojam toliau. Tenka jūsų fūrom, kurios dirba iš Ukrainos, taip jūsų vežėjams, forminti tranzitinę deklaraciją. Tai tenka tikriausiai stovėti eilėse. Turim gerą labai sprendimą, Bunastos įmonė visas dokumentaciją gali užpildyti, sutvarkyti, suderinti, kad jūsų vilkikai, jūsų subkontraktorių vilkikai nestovėtų eilėse. Super! Tai gerai, siunčiu tada jums pasiūlymą. Ko galėtų pasimokyti iš šito video mūsų pardavėjai, tai kaip iš tikrųjų skambinti ir naujiem klientam. Faktas, kad mes nesam įsibandę, kad ekspeditoriai yra mūsų klientai, mes to dar nežinom, bet šitą idėją bandyti per esamą bazę, per pažįstamus, iš tikrųjų yra wow ir jinai tikrai gali atsipirkti. Ir labai smarkiai. Gali būti, kad net Bunasta pakeis ateityje savo strategiją ir pasinaudos būtent Deniso su atrasta strategija. Pliam, tikiuosi nepaprašys procentą už tai, kad mes panaudosime šitą žinią. Užduotis yra kupina iššūkių, dėl to, kad nesu to daręs niekada. Bet aš manau, kad tikrai idėja gera, mintis gera. Tikrai sugebėsim padaryti pardavimus. Būtent tokiu būdu, nes aš į tai tikiu ir tikiuosi, kad viskas pavyks puikiai. Šiek tiek jaudinos, nes ukrainiečiai turi tam tikrą vis tiek situaciją šiuo metu, dėl kurios visi žino, tačiau manau, kad mes surasim tikrai taškų, apie kuriuos galėsim ir pakalbėti, ir galėsiu ir tą kavą pasidalinti. Aš manau, tikrai sušildysiu jų širdis. Na tai ką, gavau užduotį. Šiuo metu yra netaip šilta. Užduotį sušildyti mūsų vairuotojus iš Ukrainos. Taip, na ką, tikiuosi surasiu aš juos, tos mėgstamiausius ukrainiečius, su kuriais mums reikia šiandien surasti kontaktą. Kol kas matau tik latvius, lietuvius, belgus. Aha, teks pasivaikščiau šiek tiek, matau. Tikiuosi nesutems labai. Kažką matau. Na ką, to sušildysim kavą. Pats šiaip iš tikrųjų norėčiau šiek tiek, bet tai ne man. Добрый вечер, с Литвы. Бунаста компания. Извините, на украинском не разговариваю, по-русски понимаете? Я белорус. Белорус, отлично. Вы, это ваша машина? Я хочу просто сказать то, что мы хотим подарить вам подарки от нашей компании Бунасты, да, и навести с вами контакт, чтобы вы обратились к нам, переехать через границу на Украину со своей фурой, да, немного легче, да, так как Бунаста, сама компания, предоставляет услуги таможенные, да, растаможки документов, и с ними, возможно, можете транзитные документы, да, переехать быстрее границу. Я думаю, что можем обменяться контакты с вами и наверняка, что получится с вами навести это международное. Всегда можно, дружить надо. Хорошо, супер, это для вас. Спасибо.
Также от наших коллег еще в машину, запах машину, если будет как раз вот использовать сможете. Пожалуйста. Дякую. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Приятно. Денис. Джанабай. Ой, очень приятно. Я на самом деле от компании Буноста и хочу вам подарить такой подарок, термос. В дорогу вам, тепленький, хорошенький, чтобы кофе, молоко, чай пили бы, да? Это для вас от компании Буносты. И на самом деле... Спасибо. Да, не за что. На самом деле хочу с вами обсудить такой момент. Возможно, ездить в сторону Украины, через границу Украины, нет? Бывает такое? Пока не было. Пока не было. Врать не могу, туда Да. еще не ездил. Да, а были планы такие? Ну, пока планы, конечно, планы большие, но Ага. пока возможности нет туда. Супер. Но смотрите, делаем так. Если на будущее, да, получится так, что поедете в Украину, да, можете обратиться к нашей компании Буноста, и вы сможете намного быстрее, удобнее провести декларацию, документы, провести быстрее через границу. Да, спасибо большое. Удачи. Yes! Фу, na pasirodo ne taip ir lengva, tačiau mes suradom, rezultatas, manau, tikrai patenkins ir mane, ir Jurgį. Laimingas aš tuom, kad suradom vairuotojus, kurie ne tik iš Ukrainos, ir tai yra iš kitų šalių taip pat žmonės. Jurgi, tikrai manau, kad tau tai patiks. Jo, nelengva. Iš tikrųjų, vairuotojai, ypač dienos metu, kada vairuotojai saugiau prieiti ir taip toliau visą laiką nelengva jų surasti, nes jie kažkur yra pakeliui arba pakrovime. Šita strategija buvo mūsų naudojama pasienyje, kada jie stovi dideliai eiliai. O dabar iki pasienio, aišku, reikėtų važiuoti, nežinau, 12-14 gal valandų iki Ukrainos pasienio. Tai gera strategija po Vilnių ieškoti tų visų vairuotojų, tik tai reikia jų klausinėti dar, ko nepadarė, tai būčiau klausęs, kokiuose parkinguose jie čia renkasi. Nu, okei, bet šiaip labai geras dalykas. Nu, 2-5, atlaikiai. Kaip diena? Na, visokia, žinok, buvo. Ir šalta, ir įdomu, iššūkių kupina, tačiau aš manau, kad tikrai sutvarkiau ir tikrai bus pardavimai į viršų. Na, aišku, reikia dar daugiau dirbėti, įdirbė, bet aš manau, kad kažkokią jau įnešiau savo dalį. Indėlį, ne? Jo. Man irgi, aš žinau, kaip dabar Trans.eu pamačiau iš vidaus, tai man buvo taip lengva, nes žinojau visus niuansus, kodėl aš nesirinkau ir kodėl reikėtų rinktis, tai man iš tikrųjų buvo smagu. Aišku, labai smagu, ką yra padaręs tavo kolektyvas ir kaip yra įmonės sušildytos ir kaip laukia. Aš manau, kad tau buvo daug sunkiau, nes tu tiesiog buvai kaip čia partizaniniam kare. Na, tikrai buvo įdomių dalykų, na, iš tikrųjų, na, pamatysi pats, iš tikrųjų, iš pačiam video man tai žiauriai patiko, labai smagu, kad sujungiam jėgas ir bendradarbiaujam ir padarėm tokį įdomų projektą. Jo, mes tokį renginį užkūrė, tai žinok, aš manau, kad tu pamatysi, kokia dar sąskaita bus. Tai ką, spaudžiu dešinę, buvo tikrai be galo smagu. Ačiū tau. Labai ačiū tau. Tai, iki. Mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjot, noriu užbaigti savo video, tikiuosi ir jums buvo taip pat įdomu ir naudinga kaip ir man. Labai noriu paprašyti nepatingėti ir ateiti į komentarus ir pasiūlyti kitas profesijas, kurių vadovų vietą aš turėčiau išbandyti. Tai ką, iki kito karto, iki. Privato. Sušokti privatą. Tai va, tai dabar aš einu jau link aikštelės išėjimo ir ačiū Jums. Kažką dar čia pasakyti turėjau, ne? Elvin kompą, nors įsijung, nors kiek, kad darbo biški būtų. O, YouTube'as.